Sveiki, esu Sandra Jakulienė, Remax kompanijos nekilnojamojo turto brokerė. Aš dirbu su žmonėmis, kuriems reikalinga profesionali pagalba parduodant jų nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Ir šiandien aš kalbėsiu apie tai, kodėl yra svarbu iš anksto susitvarkyti dokumentus dar prieš pradedant nekilnojamojo turto pardavimą. Kai pirkėjas nusprendžia pirkti nekilnojamąjį turtą, jis nori būti absoliučiai tikras, kad perkamas turtas ir jo dokumentai yra tvarkingi ir nekils problemų ateityje dėl to turto naudojimo. Tačiau jeigu pirkimo atveju paaiškėja, kad dokumentai visgi yra netvarkingi, pirkėjas žinoma supyksta ir arba iš viso atsisako pirkti, nes tiesiog nepasitikė arba reikalauja didelės nuolaidos, pavyzdžiui, dėl sugaišto laiko ar dėl patiriamos rizikos ir panašiai. Taigi, jeigu jūs laiku nesutvarkysite dokumentų, jūs pirmą prarasite pinigus, nes turėsite daryti nuolaidą arba tiesiog iš naujo reklamuoti turtą ir ieškoti naują pirkėją. Antra, sugaišite daug laiko, kurį skirsite apžiūroms, notarui ir neįvyks sandoris ir panašiai. Ir trečia, turėsite daug neigiamų emocijų, kurios atsiras dėl nepatenkinto pirkėjo. Todėl, jeigu norite sėkmingai parduoti savo nekilnojamąjį turtą dar prieš pradedant pardavimą, įsitikinkite, kad visi dokumentai yra tikrai tvarkingi ir žinoma, jeigu jie netvarkingi, tai sutvarkykite. O jeigu nesate tikri, ar jūsų dokumentai yra tvarkingi arba tiesiog nežinote, kaip juos sutvarkyti, kreipkitės į mane žemiau nurodytų telefonu arba tiesiog užpildykite man užklausą. Aš padėsiu jums sutvarkyti dokumentus, kad jūsų pardavimas būtų sėkmingas. Iki.